Na ir kitą dieną turėjome sustojimą mano jogos mokykloje, kurią stengiuosi aplankyti kiekvieną kartą, kai būnu Tailande. Beje, labai dažnai klausiate patarimų dėl vipasanos jogos stovyklų, tai yra mūsų puslapyje net sukurtas atskira kategorija, kuri vadinasi sąmoningos kelionės. Kviečiu paskaityti. Su manimi ir su mano mokytojais turėjom kelias jogos pamokas, paskaitą apie santykius, praverčiau dar kelias knygas. Tokie sustojimai kelionę daro dar įdomesnę. Aišku, skanus maistas, nuostabus laikas baseine, o vakare turėjome ledo vonias, norintys galėjo išbandyti, vyrai čia turėjo savo susitikimą, o moterys keliavo į moterų ratą. Dar turime vietos į kelionę moterims kovo mėnesį, susisiek asmeninę žinutę.